Sveiki visi. Šiandien darysim tokį dalyką, kurio dar nesu matęs kituose epizoduose, kituose YouTube'as, kitus YouTuberius ir panašiai. Tai šiandien reitinguosim Minecraft'o lietuviškus serverius ir tai kuo dabar bus visas šitas reitingas toks fainas, tai ir kur bus tie pointai. Tai reitinguosim tikrai viską, ta prasme nuo kaip atrodo server liste viskas, kaip atrodo visi tebai, kaip atrodo komandos, kokie žmonės žaidžia, kokia administracija, žodžiu, bandysim kuo daugiau paimti ir tikiuosi jums patiks ir let's go. Susirinkau tokius pagrindinius Minecraft'o serverius, tai mes matom Craftą, Slime'ą, čia yra kažkoks tai aplink pasaulį, Dosas, Kaimuksas, Begėdžio ir Tema. Tai žodžiu, visi šitie serveriai. Nežinau, kiek mes šiandien aptarsim, apžiūrėsim, bet pradėkim nuo viršaus, tai pradėkim nuo Craft'o. Tai, žodžiu, Craft'o, jeigu mano istoriją žiūrint iš anksčiau, tai esu žaidęs šitą serverį tikrai nemažai, bet pastaruoju metu tai tikrai nebežaidžiu, nes turiu kitų reikalų, aš tai nebežaidžiu kitų žmonių serverių, labiau užsiemu savo kūrybą ir šiaip nebežaidžiu serveriuose labiau jau. Tai, žodžiu, bet anksčiau žaisdavau ir tikrai iš ties buvo neblogas serveris, man jis patiko. Po to, kad man nepatinka, kad, žinai, tu pasistatai kažką tai įdomu, kažkokį build ar kažką ir žiūri jau po 2 mėnesių ar po mėnesio to buildo nebėra, nes vaipas ir tada viskas iš naujo. Aš suprantu žmonės, nes suprantu ownerius, kurie tą daro, nes tu negali visą laiką laikyti to paties, tai čia yra ok, bet dėl ko man nepatinka public dideli serveriai, nes tu pasidarai kažką, tu kažką susikuri ir tada viskas išsitrina ir tu vėl iš naujo pradedi. Tai toks, aš labiau mėgstu daryti ilgalaikius projektus, kurie tęsiasi metais, o ne kad mėnesiais. Tai pradėkim nuo pirmo Craft'o, tai gerai vertinam, kaip atrodo server listė, kaip visos spalvos, tai spalvos dera, viskas ok, kaip matau, dabar netgi vaipas padarytas yra nesenai. Nežinau, man server listė tikrai atrodo gražiai viskas, man labai taip estetiškai atrodo, tai ko gero vertinčiau 9, ko gero, manau, kad 9, patinka logotipas, toks paprastas, viskas faina, tai žodžiu, manau, kad apie 9 duodam visam šitam reikalui, ok? Tai ką, jungiamės į serverių. Prisijungiam ir iš tikrųjų viskas atrodo labai neblogai. Man patinka spawnas, dabar yra iš viso kiek žaidėjų, kur čia rašo žaidėjus. 95. Tai normaliai iš tikrųjų. Ok, pirmą gal apžiūrėkim tabą, ne, sakykim. Tai kas man patinka su tabu, kad, pakankamai viskas aišku. Viskas pakankamai aišku iš tų visų paslaugų, iš rankų. Naujokas, pradininkas, VIP, Super, VIP, Gold, VIP. Iš tikrųjų, kas man nebepatinka ir kodėl aš duodu šitam visam rankingė, kalbant apie rankingą, apie rankų sistemą, duodu tokį 5, nes man jau iš tikrųjų pabodo žiūrėti, kaip visada visuose serveriuose yra VIP, Super, VIP, Gold, VIP, Ultra, VIP, ten Legend, VIP ir panašiai, visi tie tokie, man atrodo, toks biški old schoolas, jeigu tu jau nori kažkiek kažką naujo pagalvok, nežinau, nes vis dėlto Minecraft'as eina į priekį ir taip pat serveriai turi eiti į priekį ir idėjas turi įdėti į priekį ir man toks, žinai, darau vaipą, bet darau viską ant to paties, sudedu hologramus iš naujo visur į naują mapą ir that's it. Tai man toks, nežinau, aš suprantu ownerius, nes jiems tai yra neša pinigus ir tai jiems sekas, bet iš tos pusės, kad kažkokio originalumą gal, tai aš tikrai nematau čia originalumą, tai kokius 5 duodu, tik tai sakau rankingui, nes tikrai nėra čia kažkoks tai įspūdingai pagalvota rankingų sistema, ne? Tai vėl donator, mod, hero, legend, titan, hebra, come on, jeigu jūs jau galvojat kažką įdomaus, tai bent jau padarykit, ko dar Lietuvoje nėra, jeigu jūs esate didžiausias Lietuvos serveris, tai
Jo, iš tikrųjų šitam duodu 5 ir be jokio gailesčio. Man patinka spalvos, spalvos yra cool, bet rankai patys yra, sakyčiau, old schoolas jau, manau, reikėtų kažką keisti. Tai va, kalbant apie, pavyzdžiui, prižiūrėtoją, mes turime mane, man irgi prižiūrėtojas toks yra jau kaip rankas, nežinau. Irgi old schoolas, aš žaidimą šitą žaidžiu tikrai labai senai, kokius jau 12 metų turbūt, ir žinau, kaip tie serveriai visą laiką veikdavo, atrodydavo, daugiau mažiau sekdavo ir, prižiūrėtojas, žiūrėkit dabar, kokia yra mano nuomonė. Tarsi, apskritai, prižiūrėtojas, kas yra prižiūrėtojas serverį? Tarsi, jūs ką, jie ką, avis gano prižiūri, ar ką, tarsi, man toks, nežinau. Man patinka, kai serveriuose būna, pavyzdžiui, supportas arba pagalba, va tada aš suprantu. Bet kai yra prižiūrėtojas toks, kalėjimo, atsiprašant, kalėjimo žargonais, kažkoks tai prižiūrėtojas, nežinau, man nepatinka, tai va, tikrai, rankų sistema man yra lieva, sakyčiau. Ką mes žiūrim čia šone, matom profilį, matom mano accountą, tai yra realiai mano nickname, nužudimus, mirtis, mano levelį, banką, kiek turiu pinigų, balansą, čia dar yra bankas ir balansas, kiek esu pražaidęs, statusas, privilegijos, klanas, įsidarbinęs ar neįsidarbinęs, limitas, kas yra limitas, nežinau, lygis, bet jau lygis rodėt man kaip ir, bet čia darbo, čia darbo limitas ir darbo lygis, let's say, įvykiai, čia turbūt kažkokie eventai. Šiaip man patinka išdėstymas, man patinka spalvos, tai toje vietoje tikrai galėčiau duoti kokius spalvom 8 duodu, o ne, visam išdėstymui kokie 8, bet man labai muša tabą būtent rankai. Aišku, čia gal ne tabo esmė, sakykime, čia labiau rankų sistemos. Tai žiūrėkit, tabui visom spalvom, viskam duodam kokius 8, bet rankų sistemą aš iškart duodu kokius 5, tikrai nedaugiau. Tai ką, žiūrim patys pavadam, žiūrėkim, kas čia gero yra. Kodėl čia taip tamsu, tai prasme, what the fuck, hebra, apšvieskit savo spavnam iš čia gal, Nes aš čia nieko nematau. Čia atsitelni ir pys tamsu tiesiog. Man čia dar kažkoks mobus galite išjungti irgi spavnę, aš sakai siūlyčiau. Čia yra aktyvumo prizai. Misijos. Šiaip kraftą kas yra, aš visada atsimenu, čia tikrai daug veiklų, bet truputėlį taip padaryta yra kai kurie dalykai atmesinai, sakyčiau. Bet aš čia tik tai įsvertinu ir čia tik mano nuomonė. Tai va, čia yra papildoma informacija, tai aišku yra komandos, taisyklės, gidas, tarkim gidas, ne? Turim gidą, čia aišku viskas padaryta yra pakankamai aiškiai, kitai. Tai va, rankai yra tokie, naujokas, pradininkas, įpratęs, patyręs, įgudęs, vyresnysis, veteranas, šnipas, lordas, kapitonas. Man kas truputėlį toks nepatinka, jeigu jūs žiūrit jeigu jūs kažkiek esat logikos žmogus, jūs maždaug pradedat nuo naujoko, einat čia įpratęs, patyręs, įgudęs, let's say, ir tada vyresnysis, ir tada eina veteranas, šnipas, jau yra veteranas, tada šnipas, kur tipo, ar tu čia po veterano dėsi šnipą, galim ginčytis, ir tada lordas. Ir tada po lordo kapitonas, ir tada majoras ir vadas, ir tada eina bosas. Dabar, ką aš noriu pasakyti, kad visoje rankų sistemoje nėra kažkokio laino, nėra linijos, ant ko viskas yra padaryta. Man toks jausmas, kad atėjo žmonės, sudėjo, sumetė viską į vieną, kaip sakant, bliūdą ir maždaug suveskim viską, kas yra. Maždaug bosas, veteranas, ten
padarykit dar kokius nors ten, nežinau, kosmonautas, blėt, nu tiesiog, nežinau, man nepatinka, nes čia yra bosas, vadas, majoras, ta prasme, nu, bosas apskritai yra kaip mafijos žargonas, nesakykime, tai yra mafijos aukščiausias tai žmogus. Ir tu prie boso dedi vadą arba majorą, kas yra, nu, tu realiai jau dedi kaip ir labiau prie teisėsaugos ar kažką, daugiau mažiau. Ir tada dar prie viso šito, kas jau yra, nu, keista pakankamai, įsimaišo lordas. Tai mes grįžtam į viduramžius. Tai, žodžiu, man tai čia yra, žodžiu, šitoje vietoje du, absoliučiai. Sorry, bet, nu, nežinau, man tai lievai, nelabai suprantu sistemos, žmonės, kas galvoja iš tos rankus, tai absoliučiai, nu, sumeta viską į vieną ir galvoja, kad bus okei. Ir didžiai daliai žmonių tai yra okei, nes, nu, žmonės žaidžia Minecraftą ir jie tikrai nemąsto, kad čia yra, negalvoja, čia gerai ir negerai, blem, bet, nu, okei. Bet čia yra, tiesiog, mano nuomonė ir aš taip įsivaizduoju. Jeigu daryčiau kažkokį taip didelį projektą, nu, aš nedaryčiau taip belekai visko. Žodžiu, turim šitą, turim pagalbą. Čia, aišku, gali... Okei, tai čia pagalba gidas yra tas pats, ne? Taisyklės turim. Taisyklės, tai čia bus įdomu, iš tikrųjų, pasižiūrėti. Ai, tai čia bus Discord. Na, kai Discord nes neįsim, aš įsivaizduoju, kad viskas gerai. Komandos. Okei, komandos tai yra kaip ir viskas okei, spalvas okei. Nu, komandom čia nelabai galiu aš ir reitinguoti, sakyčiau, viskas okei. Savininko Discord, sakei, Stonas yra owneris, kas čia aišku. Okei, man patinka išdėstymas spalvos, basicus, viskas čia okei. Man kas dar įdomu, tai yra paslaugos. Kokios yra paslaugos? Nu va, mes turim. Kur čia yra VIPas, kiek kainuoja €7,9 mėnesiui, 2,8 mėnesiui. Aš nekomentuosiu jau pačių pavadinimų, nes jau minėjau prieš tai viską, tai donatorius, moderatorius, hero, legend, titanas. Na čia vėlgi, sakau, jeigu tu čia nori prisikrisinėti prie neimų pavadinimų, tai yra, tai, na, vėlgi nėra linijos kažkokios, tai tiesiog belia kaip sumesta viskas, tai. Kiek yra brangiausia paslauga? 15 €, jo, papa. Nu, kaip sakant, su infliacija, tai gal viskas sakė. Anksčiau, kai žaisdavau Minecraft dar senais laikais, 10 € atrodydavo jau labai dideli pinigai kaip Minecraft'o paslaugai. Prisimenu, jau 8 € atrodydavo, kad jau kreizi. Dabar yra 15. Šiaip tai... Jo, šiaip bus įdomu palyginti šitas kainas su kitų serverių. Bet 15 €, okei, dar... Sakau, su šilaikinė infliacija, su šilaikinė ekonomika Lietuvos, tai gal viskas yra okei. Tai jo, kas man nepatinka, kad čia yra tamsu, tai čia irgi jau minusiukas. Aišku, čia ateis diena ir čia viskas bus okei, bet kad čia yra tamsu, tai man nepatinka. Čia yra kioskai, nu kioskai, tai čia aišku yra viskas okei. Čia gali, čia, kaip sakant, yra visokių daug veiklų, tai čia viskas yra okei. Ties veiklom aš irgi duodu craftui kokius 8. Čia yra, aišku, visi lyderiai. Čia yra legit admin. Jo, net neįskaitau. Čia yra... Jis juokauja, tipo... Ar čia rimtai yra adminų klanas ir jie yra į viršų išsimetę. Jeigu čia yra legit adminai, tai biški... nelabai suprantu, nes neturėjo taip būti. Manau, kad adminai negali dalyvauti tokiuose, nu, lyderių lenktynėse, nes, nu, nesąžininga. Okei, top aktyviausi serveryje, okei, Hobbitas, number 1, sveikinu, Hobbitai. Mirtis, tokie Italijos vibai biškime, bet okei. Nu ką, nu viskas čia okei, viskas čia fainai. Kas man dar labai įdomu, tai pasižiūrėkim varpus. Noriu pažiūrėti, ar daug žmonių žaidžia PvP dabar. Pilnus šarvus. Tai what the fuck, aš iškart į PvP zoną, ar kaip čia bus, aš nesuprantu. O, tai čia turbūt yra. Jo. Tokie žmonių kaip ir nėra daug. PvP arena tokia... Na, okei. Kaip ir
minimaliai, aišku, vietos daug, tai gal viskas yra gerai, kaip sakant. Jo, PvP man visai patinka, sakyčiau, gal net įdomesnis šiek tiek, bet taip solid 7-6, nu kažkas tokio. Jo, šiaip visai nieko. Kitus varpus tu bandau nueit, pažiūrėsim, kaip ten atrodo viskas. Kodėl mes ten tame, okei. Šiaip man patinka patys varpai krafto, viskas čia yra okei. Čia labai kažkodėl labai jau tiesiog lygų, bet okei. Okei, krafto dykumos spawnas gal ir nėra labai fainas, toks neįspūdingas, sakykime. Kas man biškai nelabai suprantama, kad tu padarai dykumą ir tada pist už tavęs jau stovi miškas maždaug. Tai toks jau kaip ir dykuma, bet ir ne dykuma. Okei, čia reik neišeit. Nes paskui praradžiu savo labai nuostabius itemus. Jo, man toks biškai norėtųs daugiau space'o čia. Aišku, aš suprantu, kad buvo daryta ypač galvojant, bet jo, truputėlį daugiau space'o norėtųsi. Čia kažkas išgriauta, okei. Aš būčiau maždaug paieškojęs geresnio spawno dykumai, nes čia jau miškas, blėt, ten miškas jau, nu toks pusiau dykuma, pusiau miškas, karočiui. Yra varpmiškas, okei. Varpmiškas, žiūriu, panašiai padarytas. Šiaip čia tai gražu viskas, čia tai viskas taip smooth. Va, craft miškas man jau patinka labiau. Čia taip nėra išdraskyta viskas kažkaip. Biški taip daugiau space atrodo, nors čia šiaip same shit iš tikrųjų. Bet čia jau biški kažkaip, jau. Va, man patinka šitas medis. Šitą medį, sakyčiau, duočiau daug. Jo, man patinka, bet miškas patinka dykuma, nelabai patiko. Kaip enderis atrodo iš tikrųjų. Endas. Okei, aš supratau, kad tematika yra tokia, kad dar nedarom visiškai space'o varpam, tiesiog iššaunam buildą su kažkokia tai programa ir su schematiku padarom įkalam buildą, karočią, šaunam raudoną liniją aplinkui, na ir gerai. Jo, šiaip aš nežinau, iš kur tos buildus traukia, įtariu, kad perka, nes, nebent turiu builderius, bet aš šiaip nesu tikras dėl to. Gal mane kažkas mane pataisysit komentaruose, ne? Tai ar craftas perka, ar turi savo builderius, šiaip įdomu, nes tokį padaryšim nėra labai sudėtinga, bet reikia turėti tiesiog idėją tam. Tai ten matau tuos. Nežinau, endas man toks... Visi padaryti to paties, paimtas kažkoks tai mažas buildas, įdėtas vidury to biomo ir tiesiog aptvertas linija. Oh, what the fuck is this shit? Ai, ne, kažkaip. A čia kur raudona linija, aš net nemačiau. Aš nemačiau, kur čia raudona linija. Okei. Ai, va. Jis mane žudys. Nes man gal negali žudyti. Jo, okei. Ai, nežinau. Man nederis iš vis nusivylimas kažkaip. Čia tipo kaip laivas, ane, tipo lavos prisiparkavo prie kranto, bet I don't know, tipo, gal ir okei, bet ne, kažkaip, nežinau. O, sakuros man patinka. Kas mane dar taip galvoju, ar čia tikrai yra buildinta, ar čia yra statyta, ar čia yra pirkta. Jeigu čia būtų tik tais iššautas buildas, jisai nesu tikras, ar tai prie terino prisiderintų labai, nes tikrai priderinti yra prie terino, tai gal ir yra ir statoma šiaip, gali būti. Bet aš nežinau, čia toks sunku pasakyti. Šito atsakymo aš nežinau. Jo, bet man patinka. Šiaip serveris tikrai patinka. Patinka chatas, iš tikrųjų jis yra gan toks, nu, ta prasme, estetiškas, gražus, nesimaišo niekas. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, aš galiu kažkokią tai pagalbą, tarkim, arba support,
Minecraftas, negaliu kažkaip pavyzdžiui parašyti admin, ne, pavyzdžiui, jeigu man reikia pagalbos, ką man daryti, hebra? Pavyzdžiui, kas nors čytana, ką man daryti? Arba kažkur yra, manau, kad yra, vis tiek turi būti tokia galimybė, bet aš to nerandu dabar, tai norėčiau parašyti iš tikrųjų. Ok, tai ką, su craftu, kaip viskas su craftu atrodo ir kaip mes jį vertinam bendrai, tiksliau, kaip aš vertinu jį bendrai, tai žiūrėkit, yra minusų, yra pliusų, bendrai aš craftą esu tikrai nemažai laiko pražaidęs, ir tikrai jis nėra blogas serveris, tiesiog kai kurie dalykai atrodo galėtų būti labiau pagerinti, bet čia jau ne mano reikalas, jeigu auderiams viskas gerai, jeigu jie iš to uždirba, nes, nu, akivaizdu, kad uždirba, tai viskas yra gerai. Tiesiog, mano nuomonė, jeigu reikėtų taip duoti jau vieną tokį vertinimą visam serveriui, šiaip sunku pasakyti, kaip ir sakiau, yra minusų, yra pliusų, aš galvoju, kad būtų tai apie 8-7, arba labiau 7,5. Šiaip man patinka viskas, žiūrėkit, duodam 8, okei, nes aš galvoju, kad paskui nereiktų man keisti vertinimo pasižiūrėjus kitus serverius. Tai duodam 8 ir dabar bandysim kažkiek vertinti kitus serverius. Tai ačiū, kas buvot, ačiū, kas žiūrėjot, ačiū, kas man pritarėt ir nepritarit. Savo nuomonę parašykit į komentarus, galbūt kažkur turi kažkokių tai naujų pointų. Tai ką, susitiksim kitam serveriu, jau už poros dienų turbūt, o gal ne už poros. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų, čiau.